Gal ir banaliai nuskambės, bet išgirdus žodį Kaunas kažkaip iškart prieš akis iššoka Laisvės alėja. Ne ta dabartinė, kurioje taip tuščia ir niūru, ta senoji, kur knibždėdavo žmonių, kaip kokiam Londono centre dabar, kur būdavo pilna parduotuvių, kavinių. Ta pati Laisvės alėja, kur seniau atstodavo dabartinį Akropolį, kur mama mus tempdavosi kaskart, kai išvykdavom į miestą, arba paskui, kai paaugom, tempdavome savo pirmasis meilės, arba važiuodavom tiesiog susirast naujų draugų. Aišku, kokia Laisvės alėja be fontano. Tikriausiai visi kauniečiai turi savo albume bent vieną vaikystės nuotrauką, kurioje įsišiepę dantis stovi prie fontano. Nu aišku, už jų nugaros stovi Merkurijus. Šios nuotraukos dabar jau niekam nebepavyktų padaryti. Nors fontanas dar tas pats ir jis vis dar veikia, bet Merkurijaus jau nebėra. Na aišku, kaip sakoma, viskam yra pradžia, viskam yra pabaiga. Bet jeigu prakalbus apie pabaigas, tai aš tikiuosi, kad Kauno Spurginėje jį dar nesišvečia. Aš iš tikrųjų net nežinau, kiek jai metų, bet aš manau, kad jinai už mane daug vyresnė. Kiekvieną kartą pro ją praeidamas nuryju seilę prisiminęs tas gardžias purgas ir tą puodelį karštos kakavos. Kartais aišku užbėgu ir pasigardžiuoti į vidų. Kas savo albume turi vaikystės nuotrauką iš tos Spurginės, tai dabar ją, manau, gali 100% pakartoti. Nes kiek žinau, ne tik interjeras nepakitęs, bet, man atrodo, ir pardavėjos tos pačios kaip prieš 20 metų. Taip pat, manau, Laisvės alėja nebūtų Laisvės alėja be lietaus surinkimo grotelių. Na, tikriausiai taip jas reiktų pavadinti teisingai. Prisimenu, kai būdavau mažas, visada tik per jas ir vaikščiodavau įsikibęs mamai parankę, nes bijojau kažkaip įkristi į tos tarpus, kur grotelės buvo stebuklingai išgaravusios. Paskui atėjo laikas, kai negalėjau ant jų net užlipti, nes tarp bendraamžių grotelės buvo vadinamos gėjų takeliu, todėl ėjimas per groteles atstodavo gėjų paradą. Na, aš nežinau, gal ir skamba kvailokai, bet tai buvo. Ir kiek aš žinau, kiek žmonių žinau, tai visi tos taisyklės ir laikėsi, niekas per tos groteles neidavo. Nežinau, aš tų prisiminimų yra labai daug iš tikro, bet kažkaip mintis persipinus per kitas mintis ir gaunasi mišrainė. Nežinau, nei nuo ko pradėti. Neįsivaizduoju, jeigu pradėčiau, tai galėčiau čia užtrukti visą gyvenimą bepasakodamas. Todėl gal tiesiog užteks tiek.